Labas rytas. Seniai nebuvau pasirodęs, kadangi turim darbų nemažai. Bet šiandieną nutariau, truputėlį yra laiko, vėlgi pasižiūrėti į mūsų platųjį, sakysim, krikščionišką gyvenimą. Na, aišku, nueini pas Kristaus paliepimą, ten visą laiką yra nuotykių, bet čia yra atsirado toks naujas būdas, aš pastebėjau jį būtent pas Kastytį, jis labai mėgsta būtent taip elgtis, o dabar pasižiūrėkime Olgos ir aš tiesiog net nekomentuosiu. Aš noriu, kad jūs pažiūrėtumėte ir tiesiog pasakytumėte savo nuomonę, ką visa tai reiškia, ką jūs manote apie tokį jos pasisakymą apie. Pasižiūrim. Nežinau apie ką, bet vienu žodžiu žiūrėkite. Ir šitie pirmie ateis. Tokiem žmonėm, kurie yra iš liūno, jiem lengviau suprasti, kad jiem reikia keistis. Kai žmogus jau seniai tikintis, žinot, neseniai susitikau su tokia sesė kitame mieste. Jinai sako, mes sakom, pasveikinkit sesę su gimtadieniu. Ir jinai pradėjo, žinot, nuo ko? Aš jau 33 metus tikinti. 33 metus tikinti. O po to aš nuvažiavau pas pastorę Dalytę, nuvažiavau ten, mes meldėmės, labai nuostabiai meldėmės, kartu su Jolanta. Ir su šita sese yra labai stiprios problemos. Jinai pati gyvena problemuose ir atneša problemas bažnyčiai. Vienoj bažnyčioje jinai nešė problemas, išėjo iš bažnyčios, atėjo į kitą bažnyčią ir ten jinai, mes išvažiavom ir man jau rašo, ką man daryti su šita sese. Aš galvoju, kokia čia sese, kuris tikinti 33 metus. Jinai atneša problemas. Kodėl? Todėl, kad žmogus atsisakė keistis, atsisakė eiti procesus. Tai yra religingas, išdidus žmogus. O aš tai nežinau, jinai šalia mane sėdėjo, sakau, labas, prisimeni, kaip mes jaunystėj su tavim, tu man ten tą paltą padovanojai. Prisimenu, mes jaunystėj kartu įtikėjom. Bet žmogus, kuris be nueitų, jisai atneša problemas. Jisai visur barasi, jisai visur save, ten vienu žodžiu, problema. Todėl linkiu mums keistis. Aleliuja, melskime už poreikius. Tai tegul Dievas visus keičia ir atsako visų poreikius. Ačiū Viešpatie tau, bet iš